Sveiki, mėly žiūrovai. Taigi ilgai laukta Liepos mėnesio astrologinė analizė jau čia. Taigi, kaip žinote, Ketu su Marsu yra konjunkcijoje Liūto ženkle ir čia išliks iki pat Liepos pabaigos, iki Liepos 28 dienos, kai Marsas pereis jau į kitą ženklą, palikdamas Ketu, pereis į Mergelę. Taigi laukia tikrai toks įdomus įtampos pilnas laikotarpis. Tiek pati Liepa, bet taip pat tai jausis dar ir rugpjūčio mėnesį. Tai va, tai svarbiausios temos Liepos mėnesį išlieka Marso Ketu jungtis, konjunkcija, taip pat Saturno Merkurijaus retrogradai ir besitęsianti Kalasarpa joga. Taip pat paliesiu galbūt ir kitas planetas, pažiūrėsim, kas vyksta tą mūsų kosmoso skliautę. Tai va, taip pat noriu priminti, kad esu vedų krypties astrologė, tai turėkit tai omeny ir žiūrėkit savo siderinius vedinius zodiako ženklus, nes vakarietiški ženklai čia tikrai netiks. Tai va, ir žiūrėkite Lagną, savo ascendentą, kitaip kylantį ženklą, jisai parodo, kas realiai vyksta su jūsų gyvenimu dabar. Ir taip pat žiūrėkite Mėnulio ženklą, nes kaip žinia, Mėnulis yra susijęs su žmogaus mintimis. O mintis yra susijusios su žmogaus emocinė būtimi. Tai va, tai du svarbus ženklai, juos tikrinkitės ir žiūrėkitės. Tai va, Liepa svarbu tai, kad kai Marsas ir Ketu yra Liūto ženkle, o Liūtas jisai atstovauja valdžią. Taigi valdžia taps tokia, durinti, kažkokia badanti, aštri, Nes tiek Marsas, tiek Ketu simbolizuoja tokius aštrius objektus, peiliai, adatos ar tie patys švirkštai. Tai paprastai šnekant, Marsas ir Ketu sukurs tikslę jungtį 20-21 Liepos dienomis, tai išlikit ramus tomis dienomis, pasistengkit per daug kažko tai svarbaus neveikti. Nors žinoma, visas mėnesis bus toksai, bet tos dienos galbūt svarbiausios pasižymėti. Taigi gali padidėti karinės operacijos, kažkokios pasikesinimai į gyvybę, gaisrai, aviacijos problemos, vykdomosios valdžios griūtis bei kibernetiniai išpoliai prieš VIP asmenis. Ši konjunkcija taip pat rodo sprogstamus karminius pokyčius valdžios centruose, galimi nelaimingi atsitikimai, karinė eskalacija ir vadovybės spragos. Tai va, tai čia toks bendrinis energetinis fonas, ne kažką. Bet žiūrint šiek tiek taip galbūt asmeniškiau, giliau, tai va Liūto ženklas, visos tos pasąmoninės pastangos ir pasąmonė Liūto ženklo visada veda į svarstyklių ženklą, nes irgi tai va tas trečias ženklas einantis po Liūto yra svarstyklės, o trečias ženklas mums įrodo tas pasąmoninės pastangas. Ir tai nėra tik kažkoks tranzitinis dalykas, tai jau yra tas vedų astrologijos principas, kaip mes žiūrim tas planetas ir visus tos ženklus. Taigi, šiaip pagalvojus, Liūtas, romantika, meilė, žaidimai, visa tai, kas taiga sukelia tokį jaudulį, ir duoda rezultatus. Ir koks tas rezultatas, tai septintas būstas yra santuoka, partnerystė, sužadėtuvės kažkokios, visą tai, ką simbolizuoja svarstyklės. Ir dabar, kai Marsas ir Ketu yra Liūto ženkle, jų rezultatas, pasireikš svarstyklių ženkle. Tačiau tai nebus tik tais apie tą liūtišką linksmybę, žaismingumą, romantiką ar kažkokią tais meilę, kuri vestų natūraliai į santuoką. Gaunasi atvirkščiai, nes Marsas su Ketu, jie ką daro, jie stengiasi, kaip sakiau, subadyti, sulaužyti, suardyti kažką, Jie yra labai aštrūs, abudu yra tokios, karštos planetos ar astronominiai taškai, Ir visas tas jų karštumas, visas tas aštrumas iš 5 būsto veda į 7 būstą. Todėl apskritai matome, kaip santykiuose kyla įtampa ar tie patys ego konfliktai. Liūtas taip pat ir ego atstovauja, Tai va, ir mes tai galim pastebėti, ne tik vyriausybei ir valdžia prieš paprastą žmogų, bet taip pat ir asmeninėse santykiuose, privačiam gyvenime, Tai tikrai daugelis porų ir ten tų pačių draugų, gali skirtis. Taip pat svarbus ženklas dar bus ir Skorpionas, nes
Marsas ir Venera tuo pačiu metu bus tranzituose veikiančios Skorpioną. Venera bus Jautyje, kas apskritai yra labai gerai, ne, tai lems rinkų pagerėjimą kažkokį. Tačiau Venera savo 7 aspektu veikia Skorpioną. Tai čia kaip opozicija gaunasi pagal vakarietišką astrologiją. O Marso 4 aspektas irgi lies Skorpiono ženklą. Taip, tai kas yra Venera? Venera tai yra gyvybę gražinanti galia. Gyvybę gražinanti galia. Tai vad, kai Šukračiarija stovi prieš mirštantį Asūrą, ką jinai daro, jinai atgaivina. Tai va, to Marsas 4 aspektu, ką daro, jisai saugo, ne? Tai Marsas visada saugo tai, kas yra 4 nuo jo paties. Tai irgi galit pasižiūrėti savo asmeniniam astrologiniam čarte, kur jūsų Marsas yra ir atskaičiuokit 4 būstus, ne, tai vad gaunasi, kad jūsų tas asmeninis Marsas saugo tai, kas yra 4 nuo jo, ar tai būtų planeta, ar tai būtų koksai kitas zodiako ženklas ar būstas, ne. Tai vad, Marsas, ką jisai saugo? Jisai saugo motiną, ne, vėlgi 4 būstas simbolizuoja motiną, tėvynę, tai sūnus gina motiną, kareivis gina savo tėvynę. Tačiau, kai Skorpiono ženklas gauna Marso ir Veneros aspektą, taip pat tai reiškia ne tik saugumą ar atgaivinimą, bet taip pat ir tai, ką reiškia pats Skorpionas, ne, transformacija, mirtis ir atgimimas. Taigi irgi galim pamatyti, kad suaktyvės kažkokios naujos su saugumu susijusios priemonės, ne, ir vat, nesvarbu, ar tai būtų vyriausybė, ar tai būtų mūsų privačiame kažkokiame gyvenime, ne, tai vat kažkokiu būdu kažką bandysime apsaugoti šio laikotarpį. Daugeliu žmonių apskritai pereis į tokią plėtros fazę. Ir toj srity, kur yra Skorpionas, jūsų asmeniniai vėlgi diagramai, tai irgi pasižiūrėkit, kur jisai krenta. Tai vat, nu vat pavyzdžiui, ne, vat jūsų Skorpionas būtų 5 būste, vaikų būste, net irgi tų žmonių pagrindinis toks dėmesys dabar kryps į vaikus, o ne ypač jeigu esate ten to amžiaus, kad turite vaikus ar galite jų susilaukti, tarkim, ten 30-40 metų esate, ir bus nukreiptas tas dėmesys į vaikų vystimąsi, arba kažką šiaip naujo nešite jų gyvenime, ar apsaugosite, ar patobulinsite kažką, ne. Aišku, iš kitos pusės gali būti ir tai, kad tapsite per daug saugantis tuos vaikus, o ne, tai ką darai, kur eini, ten su kuo esi, ten pas kokį draugą eini ir panašiai, ne? Tai čia galima tiek viena, tiek kita pusė. Na, Skorpionas su Marso Veneros aspektu šitų tai tikrai randa tokį ir apsaugą, ir atgimimą. Tai pasitikrinkit savo, kur pas jūs tas Skorpionas krenta. Taip, bet apskritai šnekant, tai jo, čia nėra kažkokia labai tokia apibrėžta to Skorpiono prognozė, nes nieks negali pasakyti, ką duos Skorpionas, ne, jau mes apie Skorpioną šitą žinom, ne, Skorpionas kaip kokia pelkė būtų, arba šulinys kažkoks, ne, kur vat naktį žiūri į šulinį, ir nieko nematai, jis ten gilus, nieko nesimato, kaip kokia juodoji skylė net, ne. Tai vat ir, pats Skorpionas, jisai ką reiškia netikėtumus, gali nustebinti, taigi irgi laukim daug staigmenų tuose būstuose, kur yra jūsų Skorpionas. Taip pat šį mėnesį Ketu Marsas formuoja Angarak jogą, tai irgi, aš čia taip trumpai šiandien pašnekėsiu, bet galite irgi plačiau pasiskaityti, kas tas yra Angarak joga. Tradiciškai vartojamas Marsui Rahu susijungus iš tiesų šitą jogą, tačiau tinka naudoti ir Marsui su Ketu, nes bet kokiu atveju Rahu gaunasi opozicijoje ir veikia juos abudu ir sudaro aspektą. Tai pasiskaitykite, tikrai įdomu, arba jeigu spėsiu dar ir postą kokį parašysiu Facebooką. Tai va, ir čia gaunasi tas Ketu Marsas tokia pagrindinė tema, durinti, badanti ir Skorpionas. Tai va, toliau. Jo, birželio mėnesį minėjau, kad buvo ramus birželio laikotarpis, video sakiau, geriau pakeliaukit šiuo laikotarpiu, nes jau Liepa ir rugpjūtis bus tokie šiek tiek rimtesni mėnesiai. Tai irgi išsiskiria šitas mėnesis būtent tiems, kas dabar keliauja. Tai
tikrai laukite trikdžių, kažkokių tais pokyčių netikėtų, ne, tai jeigu turite kelionės planų, tai apsvarstykite, ar verta keliauti. Visgi, jeigu kelionė būtina, tai patariu, būti dėmesingiams, ne, atsargiems, atvykti į tą oro uostą, ten kiek galima anksčiau, ne, sekti naujienas, turėti telefoną šalia savęs. Vis tiek ten oro linijos informuojagi, jeigu kažkas keičiasi. Tai Liepa atsargumo metas, tai jo, apskritai dar šnekantgi mes esame ir 9 cikle, ne, 9 metai. Ir šiuo laikotarpiu vyksta tos pabaigos, ne, tai šiuo metu uždaromi tie tokie didesni ciklai ir bet kokiu atveju tie 9 metai, jie siejasi su Marsu ir Ketu, tai yra Marso ir Ketu priklausantis skaičius, tai irgi tokia įdomus sutapimas, ženklas. Tai tai lemia iš tiesų karmos, kuri iškyla į paviršių šalinimą, ne, tai rodo, apskritai rodo, kad meilės šiaip tas lygis ar ten tas sąmoningumo lygis visatoje, mūsų planetoje, jisai iš tikrųjų kyla, nes tie visi nešvarumai kyla į paviršių, ne tam, kad būtų išvalyti. O grįžtant prie Liepos 20-21, kai bus ta tiksli konjunkcija Marsų Ketu, tai bus tikrai intensyvios dienos, nes dar kas yra, kad šie du sudarys tokį 6-8 būsto santykį su Saturnu ir Neptūnu, ne, taip pat su Plutonu. Tai yra, jo, astrologiškai tiek sudėtingas, intensyvesnis laikas, ne, dar trumpai ir apie juos noriu pašnekėti. Kad Saturnas su Neptūnu jungtis žuvyse, ne, tai, apskritai jinai yra visų metų toks svarbus įvykis. Saturnas jisai simbolizuoja tikrovę, struktūras, ribas, o Neptūnas fantazijas, svajonės kažkokias, ne, tai šis jų susijungimas tikrai kviečia mus taip, realiai pažvelgti į tam tikras gyvenimo sritis, kur mes jaučiamės iliuzijose kažkokiose, ne. Tai ir šis aspektas yra tikrai intensyvus birželį, liepą, rugpjūtį ir po to bus vėl intensyvus 2026 metų pradžioje. Palyginimui irgi čia pasižiūrėjau, pasirašiau, kad 1989 metais Saturnas su Neptūnu irgi buvo susijungime ir matėm, kad tada vyko svarbus pokyčiai. Tai Berlyno sienos griūtis, Sovietų sąjungos įtakas mažėjimas rytų Europoje, protestai Kinijoje, taip pat vyko keletas didelių aviacinių nelaimių. Marsas ir Ketu iš tiesų jie atsakingi už daug ten tos destrukcijos, kažkokios pokyčių, tų transformacijų, ne, tą įtampą keliantis dalykas, bet manau, kad tiek pat ir Saturnas su Neptūnu jie irgi nėra kažkaip mažiau svarbus visame tame, kas vyksta, irgi tikrai reikia atkreipti dėmesį ir į tuos du. Tuo tarpu Saturnas ir Merkurijus judės retrogradų Liepos mėnesį. Tai, Merkurijų mes iš tiesų dažnai turime judantį atbulomis, tai bent 3-4 kartus per metus. Tai gan įprastas toks reiškinys, tuo tarpu Saturnas taip elgiasi tikrai nedažnai. Taigi, tai bus ir pirmasis retrogradas jo žuvų ženkle, prasidėsiantis Liepos 13 ir truks 138 dienas. Tai aišku, skatins tokią savirefleksiją, savo praeities karmos, praeities veiksmų peržiūrėjimui. Skatins galbūt susitvarkyti neužbaigtus reikalus, asmeninį augimą, žinoma, taip pat. Saturno retrogradas taip pat paveiks ir tokius tarptautinius ginčius, bet būtent vandens, nes žuvis. Pasaulinės jūrų teisės pokyčiai, galbūt kažkokie gali būti, kova taip pat su tokiamis dvasinėmis apgavystėmis ar mokslinėmis apgavystėmis irgi galima, tikėtinos apskritai sistemos griūtis kažkokios, Taigi Merkurijus retrogradė taip pat yra užgesintas, tai irgi tokie, nesusikalbėjimai, melagingi pažadai kažkokie tais, komunikacijos sutrikimai, palydovo sutrikimai ar ten duomenų, informacijos nutekėjimai taip pat galimi, kaip ir visada Merkurijui sukantis atbulom. Taip, dabar turime ir kitas planetas, tai Saulė pereina iš Dvynių į Vėžio ženklą, tai irgi toksai pereinamasis laikotarpis, kai vadovausimės nebe komunikacija, intelektu, o labiau emocijomis, Tai
Na ir iš tiesų šis toks perėjimas, ane, į vėžio ženklą irgi skatins ieškoti tokio komforto jau pažįstamoje aplinkoje, ne, taip pat puoselėti savo šeimos santykius, ne, tai vat nuvažiuoti pas mamą, pas močiutę į kaimą, manau, pats tinkamiausias laikas bus Liepa. Ir keliauti toli nereikės, ne. Tai vat, tuo pačiu Merkurijus irgi bus, vat, vėžio ženkle, tai irgi galimi ir emociniai nesusikalbėjimai, šeimos komunikacijos, kažkokios problemos, ne, klaidos, galbūt kažkokios vėlavimai, nesusipratimai. Na tai aišku, būtina peržiūrėti visus tos savo planus, visas sutartis, ne, kaip visada su Merkurijum. Toliau turim Venerą, tai jinai bus Jaučio ženkliai iki pat mėnesio galo, tai kaip jau minėjau, geras yra dalykas Venerai būti Jautyje, bet kokiu atveju mėnesio gale bus toks vertybinis persiorientavimas, ne, nuo komforto, prabangos link idėjų, meno, nuo mėnesio galo rinkose ims taip pat dominuoti, na, žiniasklaida, kažkokia technologijos, ne, komunikacija. Toliau, Jupiteris yra Dvynių ženkle Ardra Nakčiatroje. Na, Jupiteris čia irgi tokioje Nakčiatroje yra užgesintas. Tai laikotarpis, kuriam, na, būdingas toks chaotiškas informacijos rautas, nes gaunasi, kad vyksta mainai Jupiterio Racho, ne, nes Racho Nakčiatra, tai Racho atneša vis tiek ten tokias iliuzijas, chaosą kažkokią, ne. Rachu Ketu irgi atitinkamai Vandenio liūto ženkluose, apie tai jau daug rašiau, daug šnekėjau, tai laikotarpis, kuris atneš tokią kūrybinę karmą, santykių pabaigą, santykių karmą, išsiskyrimus ar tokį meninį atitrukimą kažkokią, ne. Ir dar grįžtam taip pat Kalasarpa joga, ne, tai Kalasarpa joga irgi apie tai šnekėjau, kai visos planetos yra tarp Rahu ir Keto, ne, tokioje laiko gyvatėje įstrigusios, irgi karminė, tokia labai karminis laikotarpis, tai irgi šneka apie tokią sistemų griūti, karminius tuos kraštutinumus kažkokius, ne, jo. Taip, toliau po Liepos 9 jau tada Jupiteris pradės šiek tiek kilti, šiek tiek gerėti, ne, atsiras šiek tiek tos išminties, atgimimas kažkoksai. Jupiteris pradės kovoti su tokia netikslė kažkokia informacija, ne. Vėliau turėsim, ką Saturno Saulės jungtis, nu ką, jinai atneš tokį turbūt pripažinimą už sunkų darbą, už rutiną, už discipliną, už stabilumą kažkokią, ne. Taip, ir šiuo laikotarpiu tikriausiai lyderiai irgi priims kažkokius tam svarbius sprendimus. Tinkamas laikas, aišku, ir brandžių sprendimų priėmimui, kažkokiam aiškiam, tiesmukam, ne, teisiniams dalykams irgi. Vėliau Venera Jupiteris jungiasi Dvynių ženkle. Kai kam tai, aišku, gali atnešti tokį staigų populiarumą ar kūrybinius proveržius. Bet kokiu atveju tai yra tikrai palanki atmosfera menui, na, bet psichologiškai tai gali trukdyti disciplinai. Ir maždaug Liepos gale Marsas, kai sakiau, išeis iš liūto, tai jisai pereis į Mergelės ženklą, tai tokiu momentu jis taip pat nutrauks ir Kalasarpa jogą pagaliau, ne, iki Liepos pabaigos. Tai ženklas, aišku, strategijos posūkių nuo drąsaus tokio veikimo kaip liūtui, ne, prie tokios smulkmeniškesnės korekcijos, detalių, taisymo, žiūrėjimo, ne. Aišku, galimi proveržiai ir medicinoje, arba pas kitus kaip tik atvirkščiai sveikatos iššūkiai. Nu, bet kokiu atveju tikrai galingas mėnesis, kupinas tokios stiprios energijos. Na tai vat, apibendrinant tai ką, Liepa bus tikrai toksai intensyvus mėnesis, bet nebūtinai tai bus neigiamas mėnesis. Tiesiog stiprus, svarbus energetiniai pokyčiai, svarbus dangaus kūnų susijungimai kažkokie, na tai aišku, rekomendacijos išlikti atsargiems, ypač ten vat, Liepos 20-21 dienomis ramiai, ne, pas močiutę kaime, kur nors geriau praleiskit tą laiką, nekeliaukit. Taip pat laiką galite išnaudoti kūrybai, maldai, meditacijai, pastebėti tokias atsiveriančias galimybės, aišku, saugokit save, būkite dėkingi už tą kiekvieną dieną, kai atsikeliat ryte. Na, o jeigu kam ten tikrai bus laikas priimti kažkokius svarbius pokyčius gyvenime, kažką keisti, tai būkite drąsūs kaip liūtai. Jei jau pasiryžot, tai iki galo. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir ką, gražios jums Liepos. Iki.